čempionatu Vilniuje. Na, o Tajus Juška atrodo, kad talentą po truputį verčia ir sunkių darbų. Ir visą tai atsispindi Lietuvos rekorduose, bent jau kol kas iki 17 metų, o vėliau atsispindės, net neabejoju, ir Lietuvos suaugusių rekorduose. Apdovanojimai baigti, keliaujame toliau prie plaukimų. Moterys 100 metrų peteliške. Finalas. Ir čia finalas vienas. Nėra B finalo, nėra A finalo. Yra vienas bendras finalas iškart dėl medalių ir Lietuvos čempionės vardo. 8 takelyje Jorilė Balkevičiūtė, Sostinės sporto centras. Pirmame Ugnė Marija Žiukaitė, startas. 7-ame Mirjam Jurisu iš Estijos. 2-ame Liepa Veronika Borevičiūtė, dar viena vilnietė, Mari Randvalį. Jūsų ekranuose ji laimėjo 100 metrų nugarą vakar moterų tarpe ir manau, kad ir dabar mes labai nemažą iššūkį mūsų lietuvaitėms. 3-ame takelėje Kotryna Teterevkova, gerai pažįstama Lietuvos sirgaliams, sporto sirgaliams ar šiaip Lietuvos žmonėms, olimpietė, kuri užfiksavo puikų rezultatą Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, liko 5. Ir dabar kiek neria į kitokius vandenis, gal vandenys ir tie patys, bet būdai kiti. 100 metrų peteliške juk ne Kotrynos būdas, bet tai yra Lietuvos čempionatas, kodėlgi nepabandžius kažko naujo. 5-ame takelyje Kotryna Paradnikaitė, ji tapo ryte sporto meistrė šioje rungtyje ir pagerino labai smarkiai savo karjeros rezultatą. Klaipėdietė jauno reikia irgi su tuo pasveikinti. Na ir 4-ame takelyje Patricija Kondraškaitė, iš kurios vakar buvo pavogtas Lietuvos rekordas plaukiant 50 metrų peteliške. Ir startas finalui duotas. 4-ame takelyje pasižiūrėsime ir į Patriciją Kondraškaitę, kaip jai seksis reabilituotis po vakarykštės. Na, galima teikti nesėkmės, ji liko 2 tame finale 50 metrų peteliške, nusileido savo draugiai Smiltei, prarado Lietuvos rekordą, bet dabar nauja istorija ir naujas šansas iškovoti aukso medalį ir gal netgi priartėti prie Beatričei Kanapenytei priklausančio Lietuvos rekordo. Kondraškaitė 1 po 50 metrų, Kotryna Teterevkova visai netoli, ji 2, 3 šiuo metu žengė Estijos atstovė Mirjam Jurisu 7-ame takelyje, bet po truputį ryškėja, kas vadovaus šiuo metu baseinui ir vadovauja būtent Kondraškaitė ir Teterevkova. Vilnietė prieš Vilnietę, abi Sostinės sporto centro auklėtinės, kažkada ir kartu tikrai yra treniravusios Lazdynų ir Fabijoniškių baseinuose, bet visgi atrodo, kad daugiau ištvermės šiuo atveju turi Kotryna Teterevkova, o Patricija Kondraškaitė pralaimi ir apskritai medalį pralaimi Patricija Kondraškaitė. Ji pralaimi ir Kotrynai Paradnikaitei, ir Estijos atstovai Mirjam Jurisu. Oho, tai tikrai, kad oho. Na, to nesitikėjau. Sveikinu visų pirmiausiai Kotryną Teterevkovą iškovojus auksą, iškovojus aukso medalį rungtyje, kurios nepropaguoja dažnai Kotryna, kuriai šiaip jau nesiteniruoja, bet Kotrynos Paradnikaitės laikas įspūdingas vėl dar kartą. Na, reikėjo truputį kvapą atgauti po tokio finalo. Kotryna, tai viskas aišku, olimpietė, kuri treniravosi Jungtinėse valstijose, turėjo daug patirties, dabar jos interviu, jos mintys. Neįprastoje rungtyje, ar tai buvo apšilimas,
prieš rytojos startus, ar reikės atsistatyti? Kažkaip šį sezoną norėjau save išbandyti kitoj distancijai, tai tikrai delfinui nesitreniruoju, bet norisi kažką paįvairinti savo gyvenime. Ačiū, sveikinam.